Kovo 20 diena, 23 diena Tailande ir šiandien valgom europietiškos pusryčius. Nu ką, greit užkandom, tai varom į Coconut fermą, į Coconut marketą, prie metalinio žirgo. Nu ką, po 15 minučių atvažiavom į Coconut marketą. Atrodo kaip tiesiog eilinis marketas. Tai pagrindinė priežastis, dėl ko mes atvarėm iš tą marketą, yra va šitas vaizdas. Labai gražiai atrodo, ką? Kad jau esam kokosų plantacijoje, tai va tokį kokosų vandenį pasiėmė. Aš tai nemėgstu, pasirodo labai kokosų vandenį. Man tai skanu labai. Nu ką, padirbau, o šiandien kaip tyčia penktadienis. Tai ką, varom į barą? Varom. O kur mes varom? Ten, kur su tavimi leis. Turim į Moto Hyde Bar. Baikerių klubas atidarytas. Pala, reik man laikytis. Užsikūręs Šanhajus. Žiūrėsim, kaip Dovijui seksis per tokį eismą varyt. Ane? Gražiai atrodo tas kalnas. Žaliai balti, la 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 la. Dovi, pakomentuok, kaip tau čia eismas, kaip patinka. Puikiausias aš. Atvažiavom į japonišką barą. Moto Hyde. Taip ir vadinasi. Mūsų baras yra up there. Bet jis labai brangus šiaip. Labai brangus baras. Ten gražus turėjo būti saulėlydžiai. Moto reiškia karštas. Ane? Moto. Iš Madagaskaro ten išmokai? Taip, iš Madagaskaro. I think Moto likes you. I like them big, I like them chunky. Kol kas prabanga nelabai kvepia. Tai liftas įdomus, klausyk. Jaunimo čia toks, jaunimo. Čia va gyva muzika groja. Kiek kitokia panorama negu Bankoke? Tai nesąmonė. Bet jeigu tos mini stikliniukas, tai gal ir logika. Jo, jeigu mažas bokalas. Va toks va. Matai, va, kai yra labai daug, kai yra daug ledo ir jeigu greit išgeri, tai tikrai makes sense ir viskas normaliai. Va, pasiėmiau japoniško alaus Kirin. Ragavo. Labai mažiukas ledukas. Liepa gavo nugertą negroni. Ne, taip ir turi būti, bet ledukas labai mažiukas. Pelė kaip stiprus. Tai geras, reiškia. Biški per didelį gurkšnį net. Geras. Geras, skanus. Nu tai ką, vaikučiai, pabiručiai. Išgeriam po vieną gėrimą, dabar žiūrėjom, užkasim skaniai, užkasim pavalgysim. Nu ir tada ką vėl? Varom į barą, kur mes varom ten, kur stovim įleis tada, žinai. Aš tai bijočiau kažkaip palikinėt va šalmą ten supirdo, o čia visur visi palieka tos šalmus, kur nori, nieks nieko neima. Palieki šalmą kabėti, ten ir rasi. Cold start. Taikykit. Thai food restaurant. Nu, varom pavalgyti. Kaip įdomi, tiesiog užsisakėm maisto. Man rodo, papointino į parduotuvę kitoj pusėj gatvės. Sakau, noriu alaus. Sako, nueik, nusipirk ten. Gerai. Nu va. Nueini į kitą pusę, pasiėmiau. Iš karto žinojo moteriškė. Sako, beer? Sakau, beer. Grįžtam prie klasikos. Šiaip labai skanu. Bet pažiūrėk, lėkštės dydį. Nu taip pat tikrai labai dosniai ir dupiam. Nemeluoju, tikrai skaniausias Patajus Tailande, kokį esu valgęs. Va čia va, jeigu būsit, atvažiuok. Kas išrinko tokią vietą puikią? Thai food resto best. Lekiam toliau, naktinėt. Liepa išrinko burleską.
Ir kaip ten? Slash Drag Show. Visur, kur važiuoja į Tailandą, judesys. Ypač penktadienio vakarą. Mes irgi einam. Vis dėlto, galvojau Liepai pasiūlyti Muay Thai, bet Liepa vis tiek nori čia labiau. Tai einam čia. Į Secret Show. Įėjimas nemokamas, bet 2 gėrimus turi pasimti žmogus. Nu gėrimukai brangesni, papitaka, alus. Nu bet logiška, nu tai šaugį daro, tai reikia už šau susimokėti. Na, žiūrėsim, kas čia bus. Ir dar labiau tikiuosi, kad nekvies manęs niekur. Skauda biškį nuo Martinio. Nu, kontentantas šį buvo, visai kontentantas. Ne taip gerai kaip Ničinski, bet, kontentantas. Bet jie, matai, ten kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą jie ten daro, tai... Be išeiginė. Be išeiginė. Tas su ugnim pasirodymas toksai įdomesnis buvo. Su ugnim buvo vienintelis geras. Ugnis. Nieko, žiūrim. Dabar jau judam link namų greičiausiai. Rytoj 9 ryto keltis, tai... Reikia turėti jėgų. Bet žiūrėsim, važiuojant namo, gal dar kas užklups. Viskas, panašu paskutinis pitstopas standartiškai. Po kokį desertėlį ir į lovą. Tiesiog žalias batonas. Nu, šokiruotas esu. Tai ką, labas rytas? Kovo 21? Ne, kovo 21 dieną. 24 diena Tailande ir šiandien yra šeštadienis, šiandien darom road tripą iš Čiangmajaus į miestelį šiaurį pavadinimu Pai. Ganėtinai visai netoli Mianmaro sienos. Kas visai juokinga yra, kad mes atvažiavom su 2 kuprinėm ir didžiuliu lagaminu. Lagaminą jau palikom Bankoke, o šiandien paliekam ir vieną iš kuprinių. Tai mano paketai iš esmės yra viena maikė, vieni šortai, dar viena maikė ant manęs, dar vieni šortai ant manęs, 2 kojinės, 2 trūsai, 1 megztinis. Tai va, viskas krapštomės, dabar yra 9:30, ne po truputį, o greit krapštomės ir varom. Nu ką, Liepa nuvarė į 7-Eleven, aš sukomplektavau mūsų metalinį žirgą. Viskas taip tobulai supakuota, jau čia neįmanoma iš tikrųjų daugiau nieko nelabai dėti. Bet jo, tai dabar reiks su 2 kuprinėm nuvažiuot iki šitų pirdaunerio, pas kurį leido palikti vieną kuprinę. Ir tada prasidės kelionė. Atidavėm kuprinę. Liepa turi nugaros kuprinę vieną. Visas yra sukrautas visa bagažinė. Ir turėtų jos kuprinė pasidėti ant galo. Turėtų visai patogiai būti. Aš su 2 tašiukais dar. Visai apsikrovė nemažai. Iki pirmos dabar važiuosim, sustosim, Liepa nori kavos, atsigers kavos ir tada pirma stotelė bus Mokfa Waterfall. Už 1 ir 8 minučių, už 57 km kelio nuo Čiangmajaus. Kadangi 24 kelionės diena jau yra, tai įspūdžiai nebe tokie dideli ir šiek tiek jau pripratę esam prie tos naujos šalies. Bet tada kiekvieną kartą pagalvoju, ar aš verčiau būčiau kažkur Vilniuj dabar? Nemanau. Baldakas kainuoja. 9 Eurą. Vieną. Eurą. A kiek Lietuvoje? Aš žinau. 3?
Gal 2. Tai va, sustojom į Big C marketą. Šiaip žiūri panašus kaip 7-Eleven, viskas čia kaip 7-Eleven. Toks tik prastesnis kaimo versija atrodo. Užsipiliau 4 litrus, man atrodo, ar 3,5 už 3 eurus. Nu tai apie 9 centų kažkur litras. Puikiai kaina, blemba. Big C trikampekai definitely prastesni negu 7-Eleven. Labai atrodo lyg ir panašus, bet kažkas ne taip yra. Kažkoks padažas dar vidui keistas. Tai ką sako Big C, more like Big L, sakyčiau. Taip ir šiandien nukeliausim apie 100 km. Ir šiaip kiek skaičiausi, kad visai dažnai turistus būna sustabdo, kai mato, kad turistai važiuoja. Nes dažnai neturi International Driver's License, tokį aš turiu, bet aš neturiu pakankamos kategorijos šitai pirdai. Rašykit komentaruose spėjimą, ar sustabdys ar nesustabdys. Aš manau, kad nesustabdys. O jeigu ir stabdys, aš nestosiu. Juokauju. Liepa norėjo labai pabandyti vietinio Red Bullio. Aš galiu papasakoti istoriją. Čia yra, matai, vietinis Red Bullis. Yra mūsų Red Bullis tas skarbėse ir čia yra vietinis. Ir jis vadinasi ne Red Bull, o Krating Deng, nes jis sukūrė šitas žmogus. Turėtų būti negazuotas ir baisiai saldus. Būtent darbininkams, ūkininkams, žemiausiai klasiai, nes jiem trūko tada, kad energijos turėtų dirbti. Ir tada atvarė iš Amerių kažkoks, tai ar iš Europos, nežinau, investuotojas, davė jam paragauti šitą buteliuką ir jam kažkaip labai patiko, kad jis jetlago nejautė. Jį iš karto, jam suveikė ir jis tada investavo ir vakarų rinkai padarė čiut ne tokį saldų ir gazo įdėjo. Bet Tailande paliko jų originalą ir ragausim originalaus. Įdomu, kiek yra 800 mg taurino. Eik, jo, čia tas originalus. Baisiai saldus, nėra gazo. Skonis kaip originalaus Red Bullio, tiesiog biškį saldesnis. Dauguma tipo vietinių, jie pasistato, jie tokius geria labiau. Šitas bankeles. Toks buteliukas kainuoja 10 batų. Kiek čia yra? Čia yra grubiai 2,8 centai kokie. Kaip bambukai stipriai suauga, va į krūvas tokias. Bet ar čia? Čia bambukai. Dideli? Taip, čia bambukai. Ir jie va išvirtę čia visur va. Ir įdomiai labai atrodo. Atvažiavom į pirmą savo sustojimą. Mokfa Waterfall. Įėjimas 2 žmonėm ir už parkingą kainavo 202 bahtų. Tai yra apie 6 eurų. Vien dėl to, kad mes užsieniečiai, jeigu būtume vietiniai, tai būtų kainavo 5 centų maždaug. Na nieko, fair. Šitas tikrai turėtų būti iš visų, ką matėm, įspūdingiausias pagal nuotraukas, bent jau kiek mačiau. Iš pradžių, kai išsinamau pirdą, galvojau, kad blemba kaip kietai, geras garsas toksai, burbuliuoja taip. Pavažiavus valandą, tai galvoj burbuliuoja jau. Beware of slippery. Pas jas dažnai šitai būna. Irgi jau kokius 3 kartus mačiau, masažų vietose būna parašyta. Foot, black, shoulders. Nu visai promising. Eik, tai nejuokauk, tai čia žymiai gražiau negu mes iš vis kur buvom. Kaip atrodo, wow. Nu va čia aš jau vadinu waterfalliu. Va čia jau waterfallis, tikrai. Belė, kaip atrodo. Eik, tu kaip purškenė.
nerealus experiences iš tikrųjų. Ir galvoju, prieš einant maudytis dar galvoju, ai, tai čia reiks persirenginėti, neturiu rankšluosčio, biški laikas spaudžiu, galvoju, per daug darbo, o po to vėl galvoju, nu kada aš dar šansą gausiu, tai pastovėt po tokiu kriokliu, ką? Nu ką aš žinau, o gal ir negausiu, va. Aišku. Tai ta proga sugalvojau tokį šūkį, čia mano bus šūkis. Ir mano šūkis skamba taip. Spaus gazą, o ne galvok atmazą. Viskas, čenelio moto dabar taip vadinsi. Spaus gazą, o ne galvok atmazą. Tai be šito nuostabaus waterfallo čia dar turi būti kažkoks visai įspūdingas keivas. Tai bandom ieškoti kažkur čia lipam. Kitas ir krioklių englas čia. Nu tikrai įspūdingai atrodo. Aš jau net nesu tikras, kuo ypatingas tas keivas. Smirda čia ganėtinai stipriai. Smirda koks kvapas keistas. Nežinau, gal mineralais kažkokiais. Eik, tu durnas. Ten gilus keivas, gali eiti ten. Aš girdžiu visur. Ten girdisi labai daug šikšnosparnių. Įsijungia flashlightą, nieko nepadeda. Bele kiek šikšnosparnių girdisi. Ne. Eik, tu durnas, ten bele kiek šikšnosparnių. Kažkas nukrito iš viršaus. Antras bandymas, ten jau beveik netilpau. Eik, tu kiek ten daug šikšnosparnių. Kokia ten gūžta. Spaus gazą, ne atmazą. Važiuojam į kitą stopą, kurio pavadinimas yra Huai Nam Dang National Park. Pusiaukelėj sustojom į tokį kavinukę. Užkasim. Liepa surado pakeliui važiuojant. Tai šitas kelias ypatingas to, kad jis vienas daugiausiai posūkių turinčių visam Tailande. 762 posūkiai. Kai kuriuos tipo vimda. Bet čia gal su mašina, kai važiuoja, gal vimda. Manęs tai nevimda. Manęs irgi nevimdo visą. Susakėm 2 patajus ir vieną kažkokią firminę siurbytę. 51 patiekas. Euras 2 koks. Spūdinga. Nu va, kaip įdomiai čia. Džiovina. Jau net iš čia galima užuosti, kaip skaniai kvepiam. Įvertinimas kiauras pitaks. Kas čia man? Spuogas koks. O jer. Tai va taip va dabar visą vlogą darysiu. Ir mes gavom savo pirmą patiekalą, kuris yra gigantiškas. Ir PM tik kainuoja. Ir kainuoja €20. Kai skanuma. Labai skanuma didelė. Aš jau nesuprantu, koks šis raudinysis toksai. Kažkoks tai cinamono jaučiu. Ne? Labai įdomus sultinys. Šiaip labai įdomus sriuba, bet skaniai labai daug skonio. Neįtikėtina, tiesiog, neįtikėtina, labai skanu. Tas sultinys toks sodrus ir tamsus toks. Kaip su nuosėdom kokiam būtų. Bet labai ir riebus toksai. Labai skanus. Žinai, čia kur mes valgom tą pork blood sriubą. Kažkas tokio. Spaudžia. Tiesiog sunku patikėti man, kaip taip galima. Kaip taip galima pagaminti patiekalą už tokią kainą. Tokį kiekį dar ir taip skaniai. Kelionės pradžioje sakiau, kad mažos porcijos.
Dabar keičiu šitą statementą. Eilinį kartą darom klaidą užsisakydami 3 patiekalus. Negaliu patikėti. Už tas didžiulę sriubą ir 2 didžiulius patajus, 1 vandenį ir kolą paprašė 107 pinigų. Tai yra 4,5 euro. Na čia yra nesveika, net. Pastebėjom, kuo mes mažiau mokam, tuo mes skaniau valgom tiesiog. Važiuojam. Čia buivolanai trinasi, va. Sustojom biški. Sustojom gražiai pažiūrėti gražaus vaizdą. O čia putpilė, ar kas čia? Kas čia yra? Kas čia per paukštis? O ten tai gaidys matau. Ir 2 kažkokios daro kaip putpilės tokias. Bet čia ne putpilės. O gal? Gaidynas čia, visur gaidžių, gal 3. Šiuo metu esame 1157 metrų aukštyje. Šiaip sąlyginai mažai, bet pats Čiangmajus yra tik 300 metrų aukštį, tai šiek tiek pakilom. Nusprendėme tą nacionalinį parką nevaryti, nes didžiulė kaina yra ir iš tikrųjų ten tik kelios aikštelės apžvalgos yra. O dabar varom į kitą stopą, kuris vadinasi Pie Canyon. Dar trumpas sustojimas kelių minučių užpakalį pailsinant. Nuostabiai gražu. Beveik 5 valandos vakaro mes jau atvažiavome į Pie miestelį ir dabar eisim pažiūrėti kanjonų. Pažiūrėsim kanjonus ir tada varysim savo Airbnb. Super, pasiėmėm dabar passion fruit smoothie. Čia dar užlipti reikia. Nu gražu. Ir čia taip kietai gali vaikščioti tais kanjonais. Wow. Nu čia tai jau. Čia tai vaido. Skadu, ne? Tai aš nepratilpsiu. Matai, tau būtų palsiau, karšta kaip. Geras, kaip kietai čia. Tikrai kietai, ką? Eik tu savo. Tai kaip čia nusileist? Tai legit pavojinga jau. Čia niekaip nenusileisi lengvai. Nu ne tai, kad neįmanoma, bet tikrai labai sunku. Tai kaip čia? Nu taip, aš dar gal... Nulip dar nulip, bet kaip užlipt? Ne. Nu čia įspūdingiausia vieta jaučiu visam šitam.
atvažiavom į savo namelį. Vieną iš daugelio namelių, vienas bus mūsų. Nu, gavom su gražiu vaizdu. O šitas fanieros lubos man sodybas primena. O, žiūrėk, čia virtuvė dar net kokia jų. Kokia virtuvė. Paprašau. Geriausiai. Puikiausiai, 10 balų. Kontrastas tikrai. Faniera ir šandelyras. Va, tai tau. Namelis puikus, o dar kol šiek tiek saulės matas už kalnų, lekiam, Liepos rado į kažkokį bariuką, kur turėtų būti gražų saulėlydžiai. Nu jaukiai, labai klausyk. Nu, kaip fainai duoda klientam tokį kelimėlį, pasiėmėm gėrimus. Ir va toks gyvas pasirodymas. Nuostabiai. Vaizdas geras. Davė. Sveikas. Nu ką, pasėdėjom 1,5 valandėlės, paklausėm. Nu labai gražiai, visas tas vaibas toksai geras. O dabar dar Liepa kažkoje surado Walking Street. Nu ką, atvažiavom. Galvoju, kaip sugležu aš prie tos muzikos, reikia biškį atsigauti. Padaryti tokie printai ant medvilnės, kurios daro jo senelis. Uncle. Dėdė. Dėdė, ja. Dėdė ir spausdina jos. Fainai, 10 eurų vienas. Šventykla. Išsirinkom šitos du. 6,50 kainavo, apie 17 eurų už abu. Eilinį kartą mango sticker rice. Geriausias desertas. Davė numeriuką, sako, sumokėsi vėliau, nes paėm. Belia kaip jaukiai atrodo iš tikrųjų. Čia ir va gali žiūrėti mokintis, kaip skana. Ja, čia yra kukinimo klasės. Iš tikrųjų, ant tiek skanu buvo, kad net neparodysiu. Nesuvalgiau viską. Ups. Wow, maldės bišas, 10 iš 10. Okay. What is it made from? Oh. Okay. Skaniai. Viskas 12%. Saldus koks. Wow. Good. Okay, fine. Very good. Net nežinau, kas čia yra iš tikrųjų. Sako whisky, bet čia lygeris tiesiog, ten 13 laipsnių. Ir toks nesuprasi, aš klausiu, ar tai, ar japanys, nes man ir senelis tas atrodo japanys toksai. Ir čia užrašai, man atrodo, yra japoniški. Tai uždarom vakarą šiandien. Važiuojam namo, prisipirkom 7-Eleven visų gėrimukų nesąmonių. Viskas lyvo. Sėmam pirdos, lekiam namo ir susitinkam ryte. Kovo 22 diena, 25 diena Tailande. Šįryt aš užsinorėjau sumuštinio. Gavau gigantą. Kainavo 2,80. Ponas gigantas. Biškai keista, kad morkų yra, bet šiaip labai skanu. Labai net, nežinau, dabar keista, gali pasirodyti, visada sakom, kad skanu yra, bet 95% iš tikrųjų skanu buvo. Realiai tikrai neskanu buvo, tik tai ką pirmą dieną valgiam Bankoke. Visa kita daugiau mažiau skanu buvo, biški mažiau kai kurie labai skanu būna.
Aišku, tiesiog svarbiausia nevalgyti ir negerti beliam kur pasitaiko. Tiesiog pasižiūri Google reviewsus, susirandi gerus įvertimus, kad daug įvertinimų būtų. Evento reklamava ant stulpo ir nesuprasi, ar čia line-upas ar meniu. Crocodile, fried chicken, iceberg. Pakomentuokit, iš kokio animacinio filmuko ši frazė. Laiptai. Kompo banda. Nu tai kad... Pakomentuokit, iš kokio filmuko yra ši frazė. Laiptai. Kompo banda. Nu ko? Pakomentuokit. Ką roč? Kompo banda. Dabar sustabdykit video ir pakomentuokit, iš kokio filmuko ši frazė. Laiptai. Mano senas priešas. Kompo banda. Budizmas kiečiau už krikščionybę atrodo. Aš čia galima, aš ramybės nesidrumsiu nieko. Bliavo, šitas rimtas. Rimtas, jo. Švelniai. Tai kaip kokias vibracijas. Wow. Nu taip, rankos mano va. Siaubas. Iš toliau gražiau pažiūrėt buvo. Žemynų vaizdas. Į tą kaimą tai toksai irgi. Nu ką, pabuvom 5 min ir leidžiamės. Nežinau. Iš apačios tikrai gražiau atrodo, iš kitos pusės toks. Tai va, dabar durim iki Bamboo Bridge. Bamboo Bridge. Tai ką, plėskim dabar į Bamboo Village. Tai gražus medžiai. Nu, užsiversi, manau. Va, kaip Blemba. Nesu matęs dar tokių įdomių karvių. Su ragais tokiais didžiuliais. Žiūrėk, per upę eina. Pačiuk upiai. Bet kaip jie eina, matai, tokiu siauru takeliu. Geras. Gal ir ne levandas. Patrinsiu pirštais lipovoti. Bambuko kėdė? Kiekis tų žuvučių. Tik viena ant kitos. Bet kaip ta žolė jau... Bet ten skabo ta žolė nuo pat jau dugno, ten jau nieko nėra, nuo žemės valgo. Bema taip užšokta nugarą. Nu geras, nežinau, man tai tos karvės kietos visai. Tai čia vyšnios gal kokios? Ar kas čia yra? Nebūtinai, nežinau, bet kaip sako, yra atitikmuo. Palmės gigantiškos. Čia monkai gyvena. Buda sėdi ir kažkoks Game of Thrones sostas dar yra iš medžio. Nu va. Tiesiog atsisėdam pažiūrėti, kur valgyti nuvaryti. Ir pradėjo monkai šitie atnešė gėrimą kažkokį, tai sako paragauti. Dabar atnešė su lapu atspausdintą, parašyta, ar norit paragauti garintų bananų. Aš šiaip bananų nelabai mėgstu, bet įdomiai atrodo. Skonis man primena blinelius bananų tiesiog, bet kaip įdomiai. Žiauriai skanu. Kaip bananų pancakes. Visiškai, skonis absoliučiai 1:1 kaip bananų pancakes. Kaminis.
O, geras. Šiaip skaniai kvepia labai. Tai patys pupelės iš čia tapo? Nežinau, gal? Negi neaugina kavos turbūt. Rūkšti labai. Nemeluosiu, man po to banano biškai bloga dabar. Ir aš galimai vemsiu. Ne, ką, gal nevemsiu. Žodžiu, kai valgiu tos bananus, palikau akinius ant stalo. Jau buvom daėję iki pirdos, dabar vėl atgal einu. Net galvojau gal palik tos akinius, nes man nelabai tinka ir nelabai patinka jie. Na bet galvoju, ką žinau, nueisiu pasimsiu, tai einu dabar. 10 minučių į priekį, 10 minučių atgal. Ant žemės. Hooray! Daug šansų, kad aš dar eidamas ant jų užlipau. Ir dabar vienas kraštelis lenktas visiškai yra kreivas. Ir stiklas yra subraižytas. Ir čia, this point jau galėjau net neit pasimti. Laidojam akinis, laidojam. Išmok paleist. Dar tą bananą garintą suvalgiau. Kažkaip girdžiau, pilvas gurgia, sėdžiu, jau galva pradėjo skaudėti, bloga daros. Galvoju, nu taip ir galvoju, kad nereiktų bananų valgyti. Ne veltui aš nemėgstu tų bananų. Visat kažkas tai negerai. Ai, bet nieko atsigausiu, jau biškai geriau. Nu, laiksim skaniai Risky business. Keičiam liūdesį į judesį, ką? Kur tas laukia, nu galim judėti. Žmogui viduriu suka. Ką tik įkėliau 5. vlogą ir dabar atvarėm dar vieną iš Liepos nuostabiai išrinktų vietelių pavalgyti. Visiškai kaip į favelos kokias. Mianmaro maistas. Vėliava, Lietuvos vėliava. Paklausė, iš kur mes esam. Saka, turi šeimos. Sakai? O tai kaip Mianmaro kokia vėliava? Aš nežinau. Bet tas Aš susimaišiau, aš dėl tos vėliavos. Bet aš nežinau, kas yra šon per valstybę. Paleido mum lietuvišką muziką, džiazu groja. Susimaišiau. Aš galvoju, kad čia legit Lietuvos vėliava. Galvoju, kas čia per kleckas per vidurį išdėtas, kodėl čia? Čia yra saulė. Nu, aš nežinau, galvoju, gal kol Tailande buvom, net čia pakeitė, ar uždėjo klecką per vidurį. Sako, čia Lietuvos vėliava, čia ne Lietuva. Kiek daug visko, kaip visada. Nesiskundžiu. Šitas belė kaip gerai atrodo. Labai vienokės. Vienokės? Oh, very sweet. Šiandien- Very sweet. Aš šiandien biškį bijau jau bananus valgyti. Iš tikrųjų, ko pasiilgau iš Lietuvos, tai yra troškiniai. Nėra, kad jis čia labai kažkoks ypatingas. Vis tiek geras, skanus troškinys. Vis dar labai skanu. Norėjau pasakyti, kaip senai bulves valgiau. Jau net pasiilgau iš tikrųjų tų bulvių. Sėdim pasirodo ne Shein. Čia Yra Mianmaro dalis kažkokia, ale vidinė respublika. Nu ką, ir vėl atvarėme tą pačią saulėlydžių vietą, kurioje buvom vakar. Nes ant tiek fainai buvo. Vėl parvarėm. Kainos čia geros. Alus apie 2 šiam, 2,7. Yra kaina. Fainai čia. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine. Oh,